pas mus viršutinių formelių kursas. Mes mokomės individualiai pagal nagų tipą pritaikyti klientei norimą teisingą formelę. Mes individualiai galime pritaikyti būtent nago formai ir formai, kurią klientė nori. Tai reiškia, darbe reikia turėti ne vieną formelę viršutinę, tam, kad nagų forma atitiktų standartinė nago plokštelė, ar trapecinė nago plokštelė, arba ją pačią augančio nago plokštelė. Turime formelių, kurias galime pritaikyti standartiniams nagams, kurie turi gražų linkį, klasikinę formą. Galime išmodeliuoti ovalą, galime išmodeliuoti kvadratą. Trapecijai labai tinka, kur neturi apekso, kur apekso zona turėtų būti didesnė. Ir lygiai taip pat saloniniai ilgį padaryti gražų. Tai yra klasika, tipsai viršutinės formelės, kurios tinka ir trapecijai, ir ją pačią augantiems nagams, ir standartiniams nagams. Tai yra universali formelė, kurią galite pritaikyti pagal pasirinktą formą arba nagų tipą. Arkinis migdolas. Forma turi jau visas tikslės linijas ir tikslę formą. Iš viršaus žiūrint yra ovalas, siauresnė arka, iš šono žiūrint yra kvadratas, kuris turi šitą formą visas tikslės linijas. Tai reiškia, tinka visų nagų tipams, jeigu norite modeliuoti ilgesnę formą arba gražų įlietą frenčį. Pusinės formeles mes turime dviejų rūšių. Šiuolaikinė forma tinka visiems nagų tipams, labai tinka nagams kramtukams arba kurie turi labai aukštus volelius arba trapecijai, arba turi trumpą nago plokštelę. Labai gražiai išsimodeliuoja, įsistato formą. Tai reiškia, mes įsimodeliuojame paduką ir ant viršaus modeliuojame kokią pasirinktą medžiagą. Gaunasi arba kvadratas, arba ovalas. Iš tikrųjų naudokit, todėl kad labai patogu dirbti su jomis, kada yra labai sudėtinga nago plokštelė. Dar viena formelė, tai šiuolaikinis migdolas, balerina ilgesniems ilgiams, kurie turi klasikinę gražią arką nueinančią į apačią ir visas tiesias linijas paralelės. Lygiai taip pat, jeigu modeliuoti ilgesnį ilgį, labai graži forma gaunasi ir tinka visiems nagų tipams. Yra nagų tipas, kurie iš tikrųjų turi labai mažą apeksą arba iš vis jo neturi, arba nagai neturi arkos. Būna tokie plokšti nagai, arba platesnė nago plokštelė, gražiai priauginti arba ovalą, arba kvadratą. Tai reiškia, šitie tipsai klasikinės formos turi apeksą ir trupučiuką viršutinį išilginę arką, kurie eina į apačią. Tai tinka trapeciniams nagams. Čia mes turime standartinę nago plokštelę ir pasiėmėm formelę su atžymomis. Kadangi šiandien mes liesime ovalą, mums labai gražiai yra atžymėtos atžymos pagal formą. Formelė tai kas turi būti? Nago plokštelės pratęsimas ir jis turi labai gražiai užgaubti visą nago paviršių. Negali formelė būti per maža arba per didelė, nes jeigu bus per siaura formelė, jinai išspaus visą medžiagą iš vidaus. Jeigu bus per didelė formelė, tai medžiaga eis ant šoninių volelių. Neturi būti formelė uždėta per prievartą, turi gražiai atitinkti nago plotį, nago išaugimo zonose. Neturi nago spausti. Ir lygiai taip pat turime pasižiūrėti, kad apekso zonoje formelėje liktų tarpas apeksui medžiagai išdėti. Čia mes pasirinkome klasikinės, labai populiarias formeles, jos yra galbūt ir pradedantiesiems meistrams, nes su jomis yra patogu dirbti. Yra visos atžymos ir forma iš karto yra ant formelės padaryta ovalui arba saloniniam migdolui. Mes pasirinkom, kadangi nagai jie neturi arkos, visada reikia žiūrėti, kad gražiai formelė įeitų į odelės antnagio zoną ir uždengtų streso zonos. Tai yra labai svarbu. Ir reikia pasižiūrėti, kad apekso zonoje pas mus būtų vietos medžiagai išsimodeliuoti.